Teritorija šalia Klaipėdos Akropolio netrukus gali pasikeisti neatpažįstamai. Miestas pritarė šios teritorijos vystymo koncepcijai, pagal kurią Taikos prospekto ir Dubysos gatvės sankirtoje galėtų iškilti iki 80 metrų aukščio administracinis bokštas. Jei projektas bus įgyvendintas, jis taptų vienu aukščiausių pastatų uostamiestyje. Tačiau ši vieta klaipėdiečiams svarbi ne tik dėl būsimų statybų. Dabartinis pastatas Taikos prospekte 63 buvo pastatytas 1986 metais. Jame veikia Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto KGB padalinys. Iki šiol tarp klaipėdiečių sklando įvairūs pasakojimai apie šį statinį. Vienas populiariausių mitų – esą po žeme slepiasi dar 2 pastato aukštai. Vis dėlto dabartiniai pastato savininkai šiuos gandus yra paneigę. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo čia įsikūrė įvairios valstybinės institucijos – policija, migracijos tarnyba ir kitos įstaigos. Tačiau pastarąjį dešimtmetį pastatas beveik nenaudojamas ir pamažu nyksta. Akropolio valdytojai šį objektą įsigijo dar 2015 metais už maždaug 620 000 eurų, tačiau iki šiol jokie reikšmingi darbai čia nevyko. Naujausiuose planuose numatyta ne tik naujų administracinių pastatų statyba Taikos prospekto, Dubysos ir Kauno gatvių prieigose, bet ir buvusio KGB pastato rekonstrukcija. Kol kas neskelbiama, kokia statinio dalis bus išsaugota, tačiau akivaizdu, kad teritorijos laukia dideli pokyčiai. Pagal patvirtintą koncepciją, be maždaug 20 aukšto administracinio bokšto palei Dubysos gatvę planuojami dar 3 administraciniai pastatai. Klaipėdos dienraščio Vakarų ekspresas duomenimis vystytojai taip pat domisi galimybę įsigyti greta esančią sporto salę, kurioje šiuo metu treniruojasi Klaipėdos rankinio klubas Dragūnas. Miesto vadovai pabrėžia, kad sprendimai dėl sporto komplekso kol kas nėra priimti, o pirmiausia turėtų būti užtikrinta tinkama alternatyva sportininkams. Tačiau tai ne vieninteliai dideli planai šioje miesto dalyje. Kitoje Taikos prospekto pusėje taip pat bręsta ambicingi projektai. Jau ne vienerius metus vystomas buvusios pramoninės teritorijos pertvarkymo planas, kurioje numatytas naujas daugiafunkcinis kvartalas. Vienas ryškiausių jo akcentų – planuojamas daugiaaukštis Helijos, kuris kartu su naujuoju bokštu prie Akropolio iš esmės pakeistų šios vietos panoramą. Jeigu projektai bus įgyvendinti, šiandien dalis tuščios ir Klaipėdos skauduliu tapusios apleistos teritorijos virs moderniu verslo kvartalu. O iki šiol su sovietinio saugumo istorija siejamas pastatas įgis visiškai naują paskirtį. Tad galime drąsiai teigti, jog ši uostamiesčio dalis įgytų visiškai kitokį architektūrinį veidą. Vis dėlto abu projektai dar tik pradeda savo kelią. Artimiausiu metu laukia detaliojo planavimo procedūros Akropolio teritorijoje, projektavimas, viešosios diskusijos ir derinimai. Todėl galutinis būsimos šios miesto dalies vaizdas dar gali keistis. Tačiau jau dabar aišku, kad artimiausiais metais ši Klaipėdos dalis gali sulaukti didžiausių urbanistinių pokyčių nuo pat Akropolio atidarymo. Likite su Klaipėda TV, mes augame kartu su miestu.